Sveiki atvykę į Vilnius Tech transporto fakultetą. Kristupai, kokių specialybių galima išmokti transporto fakultete? Įvairiausių, manau. Pirmiausia, tai yra bendra inžinerija. Tai ar tai būtų mechanikos inžinerija, statybų inžinerija, daugelis pradmenų yra tokie patys. Tai vis tiek detalių projektavimai, brėžiniai, visos tos pačios simulacijų programos. Ta inžinerija yra turbūt pirmas dalykas. Daugiausiai tos praktikos, daugiausiai viso projektavimo būtent jau nukrypta tada įvairias transporto priemonės. Už mano nugaros vyksta paskaita. Einam patrukdysim. Paklausim, kaip sekasi. Liuksiškai sekasi, sakyčiau. Prisijungiam akumą ir viskas važiuos jau? Deja, nuo 12 voltų akumo automobilis nevažiuos elektrinis, turiu įtarimą. Na, aš nestudijuoju čia už tai ir nežinau tokių dalykų. Čia dabar, kas vyksta, tai pagrindė šviesų. Visa instaliacija. Va. Nu, vyrukai, žinokit, man reikės važiuoti jau toj, tai kaip čia? Dar trūksta detalių, ar jau galėsiu išridėti toj? Matome daugiau transporto fakulteto studentų savo natūralioje aplinkoje. Keliaujam juos pakalbinti, kol nepabėgo. Nu, po kol kas tai remontuojam, paskui biškį patobulinsim ir važiuosim į lenktynės, bekeliuose. Kas labiausiai, prie ko smagiausia leisti laiką studijose? Va, Va? jo, čia manau labiausiai, bent jau man įdomiausia. Aišku, dar per braižybą visai įdomu, ten per SolidWorką braižyt. Antram kurse, antram pusmetį įdomesnės tos paskaitos prasidėjo jau, kur pavadinimai prasideda su transporto priemonių ir mechanika ir taip toliau projektavimas. Būsimieji studentai, čia yra jūsų pirmoji pamoka. Jeigu turite priekabą ir joje svorį paskirstysit netolygiai, gali būti bėdų. Tai parodysim. Beveik avarija buvo. Taip. Aišku, daugelis pamiršta, kad transportas yra ir geležinkeliai. Geležinkelių sritis Lietuvoje irgi labai svarbi. Tai viena iš specializacijų yra geležinkeliai, mobiliosios mašinos, kas yra, paprasčiau suprantamiau, heavy duty machines. Priekabos, greideriai, miškovežiai, ir autonominis transportas. Tas, kas dabar yra ant bangos, tas savivaldės transporto priemonės, naujausi taksi ir taip toliau. Tai tu spraktelk pirštais ir mes nusikelsim iš šito seno Zaporožiečio į virtualią erdvę. Jo, drąsiai. O, neblogai. Geri kritimai irgi. Wow, ne taip ir lengva, kaip atrodė. Aš įsivaizduoju, kad čia studentai praleidžia nemažai laiko, ne? O jo. Neapsiverčiau. Tų žodžių. Tos formulės lentos. Jos kažkas sako? Tuo reikia įsižiūrėti, nes sakinių reikia. Aha, F, jėga, jo, M, kažką sako. Kuriam kurse išmokstama, ką sako šitos formulės? Kuriam kurse? Iš tikrųjų, sakyčiau, iš mokyklos irgi atsinešama iš šitų formulių, kas susideda. Bet pirmam, iš esmės, daugiausiai yra fizikos, daugiausiai pagrindinių mokslų. Toliau eina visokie įvadai pačios specialybės, tai ten ir bendrai pasakojama ir kažkiek pasigilinama į pačią ir konstrukciją ten ar automobilių tų pačių, ar ten visokių sistemų skirtingų mazgų. Tai faktas yra tų tiesiog teorinių tokių pristatymų visokių, kurie šiaip iš esmės galiu pasakyti gan įdomus yra daryti, ypač jeigu patinka tas, ką studijuoji. Ir aišku šitas mūsų praktinis dalykas visas, tai irgi, sakyčiau, labai dadeda to tokio gyvumo. Jungt tos pačius laidus, ten visokios stiek važiuoklės. Tas labai patinka, kad leidžiama prisiliesti, dalyvauti, įdėti ir savo indėlį. Čia matote pneumatinį kartingą. Reiškiasi, jisai yra varomas oro, kuris šią akimirką atkeliauja iš tų vamzdelių, bet studentai dirba ties tuo, kad būtų galima prikabinti balioną ir važiuoti šiuo kartingu be vamzdžio. Ir bus taip tada. Su kolega, kas su studentu kažką darot kartu ir pats laikai liniuotė įsibrėžia ir susipykstat, kad ne, tu čia ne taip laikai, o tu ne taip brėži. Būna tokių situacijų? Jau būna, tai praeitą kartą mums ir nepavyko gerai padaryti. Kuris kaltas buvo? Visi buvo. Ja. Liniuotė bloga, aš truputį blogai atpjau, tai visi darom klaidų. Svarbiausia pataisyti prieš važiuojant į kelią. Taip. Tai turim klasikinį lietuviško kraštovaizdį, pavasaris, pienės. Jūsų produktai gali vėluoti šiandien. Tai čia mokomės aptarnavimo, kaip aišku veikia, ir po to išmokę iš tų principų vienas iš kursinių darbų yra būtent pavarų dėžės projektavimas. Tai nuo kiekvieno mažo virščiuko krumplero čia viskas padaroma 3D, tada simulacijos, medžiagų parinkimai, ir jeigu yra motyvacijos, galime ir pasigaminti savo pavarų dėžę. Studentų norisi paklausti, studentai, kurie iš jūsų jau galėtumėte išrinkti ir surinkti pavarų dėžę? Ką rankas?
Ne, tai ką veikia čia? Mokas. Jūs dabar to ir mokotės. Supratau. Šituose bandymų stenduose, reiškia, galima imituoti įvairias važiavimo sąlygas, taip kaip automobilis, sakykime, važiuoja įvairiais keliais, važiuoja į kalną, važiuoja lygių kelių, sakykime, pakrautas, nepakrautas. Tie stendai leidžia ir išbandyti įvairiom sąlygom, reiškia, ne tik tuščioje eigoje, bet, reiškia, ir veikiant su tam tikrom apkrovom, su didesnėm, su mažesnėm. Ir tuo pačiu jiems veikiant šitom apkrovom galim išmatuoti degalų sąnaudas, galim išmatuoti įvairiausias emisijas, kągi tas variklis išmeta. Tuo pačiu galim bandyti kažkokius tai degalus, mišinius degalų, sakykime, ne tuos įprastus, kur galim įsipilti degalinėje, bet įvairiausius su alternatyviais degalais sumaišytais. Tai iš anksčiau, jau per vėlai. Šiaip manau, jeigu traukia automobiliai, traukia mechanika, transportas, ne tik automobiliai, tarkim ir traukiniai, sunkioji technika ir panašiai, tai manau, kad tikrai verta. Ir praktikus įgyja ir teorinių žinių.